Daugelis žmonių buvo įpratę gydytis tik tai vaistais, medikamentais. Jie nueina pas gydytoją, jiems išrašoma kažkokia piliulė, tabletė, jie išgeria ir laukia efekto. Futurologai teigia, kad šitas amžius tai bus ligų sukeltų nepagristo vaistų vartojimo amžiumi. Tai yra epidemija dėl vaistų vartojimo. Tai mums yra labai svarbu mėginti tais atvejais, kada vaistus galima pakeisti, mėginti gydyti natūraliais veiksniais. Kasdien didėjantis gyvenimo tempas verčia žmonės taupyti laiką. Ką daryti susirgus ir kaip greičiau sugrįžti į darbą? Išgerti vaistų. Dar visai neseniai jums būtų atsakęs kiekvienas paprastas žmogus ir netgi dažnas medikas. Iki šiol gydytojai dažnai buvo mokomi, akcentuojami į gydymą vaistai. Netgi dažnai buvo ir dabar teigiama, kad gydymą vaistais kartais lemia ne pats gydytojas, bet farmacijos firmos, kurios reklamuoja vieną ar kitą vaistą. Daugeliui matyt galėjo būti keista, kai maždaug prieš 10 metų į Lietuvą atkeliavo vakaruose ištobulintas naujas gydymo ir profilaktikos metodas. Kaip ir kiekviena naujiena, Lietuvoje Bioptron buvo sutiktas skirtingai. Vieni žmonės, kurie pabandė šitą prietaisą, ganėtinai greitai jį pamilo, jis tapo tarsi jų šeimos gydytojas, kadangi galima buvo išgydyti daug ligų ir naudoti šitą prietaisą profilaktikai. Tačiau buvo ir tokių žmonių, kurie ganėtinai skeptiškai žiūrėjo į šitą prietaisą. Kai žmogus pirmas sykį išvysta šviesos terapijos prietaisą Bioptron, tai reakcija būna iš tiesų įvairi. Jiems atrodo, kad ta šviesa, kuri sklinda iš šito prietaiso, negali iš karto gydyti arba tas prietaisas negalėtų būti naudojamas profilaktikai. Tačiau, kai jie pabando, susiduria su tuo, pajaučia patys pagerėjimą, tai tada jų nuomonė iš tiesų labai pasikeičia. Mes galime gydyti ne tik vaistais, bet mes galime gydyti ir polarizuotą šviesą. Kasgi yra toji polarizuota šviesa, kurią kaip gydymo metodą pripažįsta ir vis plačiau naudoja medicinos mokslas? Ir kodėl reikia naudoti specialias technologijas, kai šviesos, atrodytų, aplink mus tikrai nestinga? Iš tiesų yra esminiai skirtumai tarp Saulės šviesos ir daug kas bando lyginti Bioptron šviesą soliariumo šviesai. Polarizuota šviesa neturi nepageidaujamo poveikio, tai, kad turi natūrali šviesa, ar tai yra Saulės šviesa. Netgi yra toks paradoksas, kad nudegus Saulėje, esant 1 laipsnio nudegimui, naudojama Bioptron šviesa tam, kad numalšintų skausmą ir nudegimas greičiau sugytų. Iš tiesų, Bioptron šviesa skverbiasi pro odą ir to užtenka, kad pasireikštų gydomasis poveikis. Kadangi yra plečiamos odos kraujagyslės, daugiau kraujo priteka į tą vietą, kur yra pažeidimas ir greičiau vyksta gydymas. Kadangi su krauju yra atnešamas maisto medžiagos ir deguonis. Gydymas tabletėmis kaip vienintelis efektyvus ir teisingas metodas pamažu ėmė tirpti dar praėjusio amžiaus 80-ame dešimtmetyje, kai Šveicarijoje buvo pradėta tobulinti Bioptron šviesos terapijos sistema. Ir nors įprotis sveikatos problemas spręsti kuo greitesniu būdu vis dar giliai įsišaknijęs, stereotipai gana greitai keičiasi. Apie tai, kiek laiko taupimas vartojant tabletes iš tikrųjų efektyvus, kiek atneša naudos, o kiek žalos, šiandien vis garsiau prabyla daugelis specialistų, mokslininkų ir medikų. Labai dažnai mes, kada skiriame vaistus, galvojame, kad tie vaistai veiks ar sąnarį, ar veiks inkstus ar panašiai, bet organizmas gindamasis nuo tų vaistų, juos lokalizuoja arba neutralizuoja kepenyse
ir dažnai vietoj teigiamo poveikio mes turime neigiamą. Poliarizuota šviesa, apie kurią pasakoja Kauno medicinos universiteto profesorius, šiandien jau naudojama daugelį Lietuvos gydymo ir profilaktikos įstaigų. Vieni labiausiai patyrusių ir plačiausiai šią metodiką naudojančių specialistų nuo seno sveikatingumu garsėjančiose Druskininkuose. Bioptrono spalvų ir šviesos terapijos procedūros, kaip jos ir sustiprina šito netradicinio gydymo, tai yra mineralinių vandenų arba hidrokineziterapijos arba durpinio purvo procedūros, ir efektas yra gydymo žymiai geresnis negu kad be bioptrono spalvų ar šviesos terapijos procedūros. Šioje sanatorijoje bioptronas naudojamas jau 7 metus. Šiandien čia dirbantys medikai jau turi sukaupę patyrimo, atlieka procedūras ir gali kiekvienam savo lankytojui pateikti išsamią informaciją, kokiais atvejais ir kaip reikėtų naudoti poliarizuotos šviesos terapiją. Anuomet, kai bioptronas dar buvo neišbandyta naujovė, mokslų daktaras Petras Dagilis, susipažinęs su Lietuvos mokslininkų tyrimais, išstudijavęs užsienio medikų literatūrą, vis dėlto pasirinko dar vieną, patikimesnį būdą įsitikinti naujojo aparato veiksmingumu. Reikia pasakyti, kad aš pirmiausia įsigijau pats Bioptroną Compact ir labai sėkmingai panaudojau kai kurių alerginio odos susirgimų gydymo, kadangi ir mano šeimos nariai sirgo irgi alerginį dermatitą turėjo. Ir mes iš karto pradėjom taikyti po operaciniams ligonėms, jų žaizdų greitesniam sugyjimui. Daugybės pacientų gydymą ir reabilitaciją stebėjęs gydytojas šiandien atskleidžia stebėtinus faktus. Jis teigia, kad pagal čia atliktus tyrimus net 87% žmonių, naudojusių Bioptron terapiją, gydymo rezultatai buvo geresni nei žmonių, kurie gydėsi įprastinėmis priemonėmis ir nenaudojo Bioptron šviesos. Ypač geri rezultatai gydant pooperacinės žaizdas, kadangi 85% mūsų pacientų, kurie gavo poliarizuotos šviesos Bioptrono terapijos procedūras, trečdaliu greičiau sugijo žaizdos ir 92% mūsų pacientų žaizdos sugijo per priimam, tai yra be pūliavimo ir nepaliko randų. Tai ypač svarbu, kadangi didelį kontingentą mūsų pacienčių sudarė moteris, kuriuom svarbu irgi kosmetiniai klausimai. Mūsų pacientai yra labai tokie specialūs, ypatingi pacientai, nes tai yra vaikai. Jie be abejo nori, kad kiekviena procedūra būtų neskausminga, kad prie jų būtų nesiliečiama, kad jie neturėtų jokio šalutinio poveikio, tai nejaustų nei kažkokio daugiau ar erzinančio, ar šildomojo, deginančio, dirginančio. Vaizdingoje Vilniaus vietoje įsikūrusi vaikų sanatorija Pušyno kelias jau turi 10 metų Bioptrono naudojimo patirtį. Čia dirbantys medikai sunkiai įsivaizduoja, kaip galima būtų verstis be Bioptrono, ypač kai gydomi vaikai, kuriem Bioptrono terapija galima pateikti lyg savotišką žaidimą. Vaikui tai yra visiškai neskausminga procedūra. Šviesa, jinai šiek tiek šildo, bet tai neturi jokio kaitinančio, jokio deginančio efekto. Dar kas vaikui yra labai svarbu, vaikai labai nemėgsta, kai prie jų liečiasi, o būtent šviečiant Bioptrono lempą prie vaiko nereikia prisiliesti, tai yra procedūra atliekama per tam tikrą atstumą. Iš kitos medicininės pusės tai yra jinai sterilesnė, ta prasme, kad mes tą aparatą neglaudžiame prie žmogaus, dedam per tam tikrą atstumą ir skiriant iš karto kitam vaikui, vėlgi yra dedama per tam tikrą atstumą, nėra kontakto, nėra galimybės, pavyzdžiui, apsikrėsti vienam vaikui nuo kito. Dabar vis daugiau mes sukaupiam įrodymais pagristų medicinos tyrimų, reiškia, vadinama įrodymais pagrįsta medicina, kad poliarizuota šviesa turi didelę įtaką kaulų sąnarių ligom, turi įtaką neurologijai, turi įtaką dermatologijai, tai yra odos ligų gydyme ir daugelyje sričių. Patinimai, raumenų, sąnarių skausmai, sumušimai, patempimai ir kitos traumos bei jų greitas gydymas
ypač aktualūs dar vienai, ypatingai žmonių kategorijai. Šie vaikinai gyvena aktyviai, nedirba sėdimo darbo, nuolatos patiria mažesnes ar didesnes traumas ir tiesiog privalo kuo greičiau pasveikti. Kalbant apie profesionalų sportą, aišku, traumos yra neatsiejama šito sporto dalis. Ir Bioptron šviesa naudojama žmonėm, kurie turi įvairias traumas gydymui. Tai yra raiščių patempimai, raiščių plyšimai, išnirimai, lūžiai. Šiandien Bioptron aparatą vertina ne tik žalgiriečiai ar kitos Lietuvos ir pasaulio sporto garsenybės, bei gydosi jų sportinės traumas. Vis daugiau žmonių pagalvoja, jog iš esmės sveika gyvensena ir ligų profilaktika vertas dėmesio užsiėmimas ir tikrai nelaiko gaišimas. Priešingai, greičiau laiko sutaupimas. O prieš 10 metį mūsų šalyje pasirodęs aparatas puikiai priemonė gyventi sveikiau. Bioptrono produkcija, daugumas tų, kurie rūpinasi savo sveikata ir atvyksta pas mus, jie jau yra įsigiję ir sėkmingai naudoja namuose. Bioptron šviesa galima gydyti be jokio tiesioginio kontakto, tiesiog nukreipti šviesos spindulį ir gydymas vyksta savaime. Mūsų praktinis darbas, praktinė patirtis rodo, kad tikrai tai efektyvios procedūros, jos yra paprastai atliekamos, nereikalauja specialaus pasiruošimo medicininio ir duoda žymiai geresnį efektą, lyginant su tais mūsų atvejais, kada mes taikėm įprastinės gydomasias procedūras ar kurortinės be Bioptrono spalvų ar šviesos terapijos procedūros. Mes esame pastebėję, kad vis daugiau žmonių tiek Lietuvoje, tiek užsienį renkasi Bioptron šviesos terapijos prietaisus. Ir aš manau, kad ateityje šitas prietaisas stovės kiekvienoj šeimoje ir jie naudosis šitą terapiją.